sveiki, visi sugrįžę į mano kanalą ir kaip matote, aš čia vėl darau savo video ir šiandien važiuosiu truputėlį į miestą, atsipūsiu nuo mokslų, pailsėti, pasivaikščioti, truputėlį apsipirkti ir taip toliau, tad susitiksime tenais. Taigi aš jau einu Kauno Laisvės alėją ir manau užsuksiu į kosmetikos parduotuvę ar knygyną, nežinau kažkur. Na, Eurokose neradau tai, ko ieškau, tad eisiu greičiausiai į drogas. Tai net ir drogą neradau tai, ko ieškau, bet aš tad radau nuostabus kvepalus ir dabar, ko gero, eisiu į knygyną. O štai šitą knygą turi žiauriai įdomi. Rekomenduočiau jums ją paskaityti. Užsisakiau kapučino, paragausim ar skani. Radau nuostabią knygą. Tik pažiūrėkite paveikslėlius. Jie nuostabus. Oi, koks mielas. Žiūrėkite, kiek yra čia smulkių detalių. Štai. Nuostabu tiesiog. Štai jau grįžau ir noriu jums parodyti, ką pirkau. Pirmas dalykas, kurį noriu parodyti, tai šis žurnalas Verdu ir kepu. Man dabar kažkokia kepimo ir virimo manija. Aš taip noriu padaryti įvairiausius desertus, taip pat ir jums parodyti. Ir dabar pradėjau pirkti štai šį žurnalą. Čia iš tikrųjų yra labai fainų desertų, kuriuos aš tiesiog labai noriu išbandyti ir juos darau. Štai pavyzdžiui, kad ir šitas rožinis debesėlis, jau aš jį susigundžiau ir norėčiau padaryti. Čia yra vietiniai putėsiai ir skamba tikrai labai skaniai ir nekantrauju išbandyti padaryti šį receptą. Na ir manau tikrai fainas žurnalas, nes tikrai yra, kaip ir sakiau, labai daug įvairių fainų receptų ir iš tikrųjų jis tikrai yra pigus. €29, tai manau, kaip iš tokį žurnalą pilna įvairiausių fainų receptų, tai tikrai verta pirkti, manau. Ir noriu pasakyti, kad buvau užsukus į parduotuvę Biosala. Tiesiog labai sveikų prekių parduotuvė ir iš tikrųjų, wow, buvau nustebus, kiek daug ten yra visokių prekių, kaip
Štai šie guminukai, jie yra, štai yra Biona ekologiškos granatų širdelės. Tai yra guminukai, štai mat. Ir, tiesiog paragausi, norėjau nusipirkti išbandyti. Ir dar mačiau tundros batonėlį. Daigintų grikių batonėlį su kakava, štai. Ir tiesiog įdomu, koks jis skonis labai. Nes, su grikiais šokoladinis batonėlis, bent jau man tai yra naujiena. Dar pirkau štai šiuos 2 batonėlius, Rhubarb, niekada nesu jų ragavus ir mačius jokioje kitoje parduotuvėje. Ir čia yra batonėlis su šilkmedžio uogomis ir vanile. Skamba tikrai įdomiai, tikrai paragausiu, o kitas yra su baobabu ir imbieru. Neturiu supratimo, kas tas baobabas, bet manau taip pat paragausiu, gal visai bus nieko. Taip pat Pegas knygyne pirkau 2 pakelius berberį. Štai tokių juostelių. Ir gavau dovanų štai šį mielą meškiuką. Ir dar užmačiau už šią kavą ir kafė ir tiesiog nupirkau taip pat pabandymui. Tai tiek būtų šiandien ir susitiksime kitose video. Iki.